Kauno kalėjime dabar. Kauno kalėjime. Dabar ne Mickevičius, Technikos gatvėje. 14 dieną su kako 41. Sveikinam. Ačiū labai. Ir kiek tau liko dar sėdėti? Liko nemažai, bet iš tikrųjų pas mane vyksta tie teismo procesai ir iš tikrųjų 17 metais, kada prasidėjo man bylos Vilkaviški už Kybartų pataisos namus, ten atsėdi narkotiką ir kas ten vienu žodžiu, tai žiauriai sustumė, tie visi procesualiniai kodeksai, ir vienu žodžiu pats teisėjas, žinai, labai daug. Stroką gavau 15 metų. Bet visi neįskaičiavo man 5 metų, tai tas 5 metai labai daug groja man šios roko, ką aš turiu, žinai. Tai realiai tu patekai į kalėjimą su kokia bausme? Su 9 metais. Ir dabar bendrai sudėjus gaunasi? Bendrai sudėjus. Gavosi tada nemažai. Kiek liko dar? Liko 10. 10 gal biškai. Tai pakankamai daug ko teistas dabar skaitosi kiek kartų, nes čia... Gal 6 ar 7, 6 gal kartus. Nu, bet tai čia tėva visi tie kartai 3. Palauk, 3 kartai teistas iš laisvės ir 3 kartus dabar teistas, žodžiu. Dar dabar iš... Zonai, būdamas pasidarėjai nusikaltimų, ten labai išgarsėjęs esi Lietuvoje. Kas šitaip sakė? Nu, žmonės, jeigu įvesčiau į Google tavo vardo pavardę, aš tai ir padariau. Ir žiūriu, mano klientas. Klientas. Juokauju. Ne, viskas tvarkoja, aš suprantu. Buvo labai garsi istorija. Tu ir ten dar grupelė vaikinų. Nuteistųjų, ta prasme? Taip. Prieš kažkiek metų sukčiavimo būdu apgavo tuometę Seimo narę. Jo, atsimenu. Puikiai atsimenu. Bet tai buvo ir daugiau ten tų sukčiavimų, gal apie tai pakalbėsim, žodžiu, bet seniai čia į Kauną atvežtas esi. Metai laiko lygiai. Lygiai metai laiko. Tai tu turbūt čia roverius palyginus kitus. Iš tikrųjų, pasakysiu teisybę, sąlygos čia žiauriai, bėšnai geros. Bet nesu aš toks lepus iš tikrųjų, žinai, čia sąlygos geros. Kalėčia pareigūnų kolektyvas tikrai stipriai aukščiau stovi nei kiti, kad visas kelias, kur esu pravažiavęs. Kiti specialistai, aišku, kaip ir nespecialistai, trūksta jiem to darbo stažo, gal, žinai, per daug save, įsivaizina, per daug savo leidžia iš tikrųjų, žinai. Ir iš tikrųjų, ir išsėdžiu bendro stroko iš tikrųjų 23 metai. Bet įsivaizduokit, jeigu aš jau pasakau, kad taip yra, iš tikrųjų nesu niekada melavęs. Rimtai, žinok, nesu melavęs. O man nėra tolko meluot, koks tolkas. Esu iš tikrųjų sąžiningas, tiek, kad, esu suklydęs ir su tai savo nusikaltimais laisvai padarytis, žinai. Ir viskas. Bet šiaip čia sąlygos bėšnai ir man čia kai atvežė, tai ką tu? Aš prašiau pareigūnų, sakau, išsimkite šildomas grindis, duokit geriau liftą, kad čia man tą 5